Vat kokia spalva iš išorės turėtų būti, kad jisai labiausiai tiktų gamtoj. Prisikniščiau aš labiausiai prie va šitų galbūt vietų. Visą tai galima pasidaryti tikrai gerai, kokybiškai, bet reikia skirti dėmesio. O šitas toks daiktas kaip spuogas. Kaip spogas, jo grinai kaip spogas būtų to vietą. Pauzę padarom iškai. Tai aš turiu, nuo ko pradėti noriu. Taip. Gerai, sauranti. Tada, kaip minėjau apie spalvą, papasako, kokios gali būti spalvos dar. Visos, kurios yra parduotuviai, kurias galima užsisakyti iš katalogų ir panašiai. Ta prasme, spalvos gali būti bet kokios tik patinka, nes aišku yra tam tikros ribos. Baltų čerpelių man neteko matyti, bet pilkų jau yra. Man asmeniškai, kas patinka, tai tos čerpelius, kurios yra kvadratėliai, skirtingų ilgių, skirtingų pločių ir šviesiai rusvos spalvos, jos iš toli atrodo lyg mediniam skiedram apdengta. Tai jis toks maksimaliai arti tos autentikos skiedriniam stogam. Tai va tas. Gerai, dabar aš turiu klausimą, tokį iššūkį savotišką. Taip. Vat kokia spalva iš išorės turėtų būti, kad jisai labiausiai tiktų gamtoj. Nu, va, tarkim, kur yra žolė, medžiai. Supratau. Tada aš sekantį klausimą jums užduosiu. Norim paslėpti ar norim išryškinti? Čia irgi labai svarbus dalykas. Kokioj tai aplinkoje bus? Nes gal pasakyti, kad integruotųsi į gamtą. O taip. Slidus atsakymas. Neatsakėt. Ne, esmė yra tokia. Čia raudona, kad kaip ir važiavom tuo keliuku, jis kaip raudona lempa šviečia. Jis išsišaukiantis yra. Čia ir buvo ta mintis, kad jis turi būti ryškus, kad jis turi būti pastebimas. Jeigu norim, kad susilietų su gamta ir visiškai nebebūtų matomas, kad taip jeigu akim pervedė ir jis neužkliuvo. Tai tada, aišku, žalsvos spalvos, rusvos, purvos spalvos, ta prasme, kažkas tokio natūralesnio turėtų būti. Jeigu norim, kad jisai būtų toks balansas, pavadinkim toks, tai jis gali būti netgi kažkokiom, tai, sakykime, skirtingais atspalviais. Pačioj vienas atspalvis, tarkim, rusvas, viršui daugiau žalsvas. Kaip medžio kamienas, rudas, lapija, žalia, bet čia jau fantazija, vaizduotė, jau kiekvienam savo yra. Ir taisyklės kažkokios tai nėra. Taip kaip ir kupolo dydį galima rinktis 8 metrų skersmens arba 8 metrų ir 13 centimetrų. Ta prasme galima bet kokį. Čia pagal poreikį. Man supranti, kaip buvo idėja, kaip minėjau, kad kažkokia tais, nežinau, prisiminimas, matymas, kad jie senoviai galbūt panašiais sprendimais kažkokiais tais buvo naudotasi, formulų galbūt. Tai man toks klausimas kyla diskusinis. Ar įmanoma būtų padaryti, nežinau, spalvą ar tiesiog išraišką, kad jis atrodytų kaip akmuo? Kad toje gamtoje būtų kaip numestas akmuo. Aš galiu pasakyti taip, iš patirties klientai yra padarę. Kaip po kupolo formavimo priklijuota tam tikra, sakykime, polistirolo juosta, kuri išsišokanti, jinai iš viršaus yra nugluotninta, kad gautųsi toks perėjimas ir tada čia užsiriečia. Ir stogas užsibaigia ties va šitą vietą. O toliau galima užtinkuoti ir išraižyti likti dirbtinio akmenio apmūrytą. Tai tas irgi savotiško tokio natūralumo duoda. Aišku, čia yra jau menas, kadangi visą tą reikia gražiai nuspalvinti, nulakuoti, prižiūrėti, mokėti ir panašiai. Bet stogas baigėsi, tarkim, ties šitą vietą. Ir kas liečia su tuo akmeniu, tai toks. Buvo klientų, kurie ir lanksčių klinkerių apklijavo, o buvo tokių, kurie išsidailino tarytum dirbtinio akmenio. Nes kai tą klausimą tą uždaviau, koks integruotųsi, arba tiksliau integruotųsi gamtą, tai pirminis prieš važiuojant čia aš tokią intenciją turėjau paklausimą. Ar jis gali būti kaip gamtoje, kaip numestas akmuo? Renkantis, jį iš vis galima būtų padaryti kaip visą arčiau akmens, tai reiškia pilkos spalvos galima būtų čerpelės rinktis ir padaryti kažkokią dalį tinkuotą. Tai jisai toksai, galima sakyti, irgi natūraliai įsilietų į tą gamtą, lyg akmuo numestas. Kas dar? Kas kliūna? Klausimas. Kas kliūna? Taip. Čia supranti, kaip žiūrės, jeigu žiūrėt prie tos vietos, kad eiti ir pirštu ieškoti prie ko, kaip sakoma, prisiknisti. Prisikniščiau aš labiausiai prie va šitų galbūt vietų. Jos, aš suprantu, kad jos čia taip yra, bet jos atrodo kaip atplyšę. Taip.
Tai va, tai labiausiai prisikniščiau prie šitų vietų, kaip sakyt, toj bandau suformuoti taisyklingai, ką noriu pasakyti. Nu, pavyzdžiui, gali būti užteptas dažas, bet kaip, ir gali būti labai sulygiuota meniškai iki negalėjimo tyliai. Tai va, tai čia jeigu to tokio visiškai kruopštumo, preciziškumo, tai tada šiek tiek jo trūksta, jeigu ieškant prie ko prisiknisti. Jeigu žiūrint bendrą vaizdą, tokia kaip visuma atrodo puikiai. Jeigu lendant toliau į detalės, tai vietų prie ko čia prisiknisti, va, tarkim, prie šitų kampų, prie būtent apdailinimų ir pagražinimų. Taip. Dabar apie va šituos va, kad jie atsipūtę, va tenais, va ypač, čia yra, pasakysiu taip, mūsų skubėjimo reikalai. Galima buvo padaryti taip, kad jie sueitų gražiai, kad būtų nepasipūtę, bet tos vietos daugam kliūna ir man pačiam kliūna. Bet čia reikėjo tiesiog skirti daugiau dėmesio. Dabar kas liečia patį kantą, tai čia yra techninis klausimas. Jį galima apdailinti, uždėti kažkokį tai kampuką, kuris visą tą paslėptų. Tai mes duodam tą, sakykime, žalią variantą, kuris galima tobulinti iki beprotybės. Tai mes nebijom tų tokių klausimų, kodėl čia taip, kodėl va čia pasipūtė, kas čia, nu, argi čia gražu. Taip, tai nėra gražu, bet čia yra pigios čerpelės, iš jų nėra ko daug reikalauja. Reikėtų imti tas, kur padraskius nebyra, kurios prilimpa normaliai, o ne va taip atsipučia. Tai visada rekomenduojam naudoti teisingas geras medžiagas. Čia daryta buvo nebele kaip, čia buvo daryta biudžetiškai. Tai visą tai galima pasidaryti tikrai gerai, kokybiškai, bet reikia skirti dėmesio. O kritikos aš visada ieškau. Dėl to Žygimanto ir klausė, kas kliūna. Tai einam, parodysiu dar vieną vietą. Yra dar vienas niuansas, kuris krenta labai į akį. Jis galbūt nėra kažkoks tais neįsprendžiamas, bet būtent šitos visos sistemos išreiškimas. Jisai tiesiog atvažiavus, atėjus, priėjus prie kupolo, kupolas yra, nu, to kaip sakėme, bandoma kažkokia gamta, akcentai ir taip toliau, kitokia forma, pojūtis, o šitas toks daiktas kaip spuogas. Kaip spuogas, jo grinai kaip spuogas būtų toje vietoje. Tai va, tai idėja būtų tame, aišku, čia kaip sakai, buvo biudžetinis konkrečiai šitas kupolas, galima tobulinti iki negalėjimo, bet aš tai, nu, jūsų kaip gamybininkų, kurie vietoje, tai ieškočiau būdo, gal papildomą kainą už kažką nesvarbu kaip, bet kaip jisai prie tos visos integruotųsi ją pasislėptų arba būtų kažkaip tais... Labai paprastai galiu pasakyti. Dėžė gal kokia tais ar kažkas tai tokio. Sudinamas čia vienas krūmas, ten kitas krūmas ir jis jau slepiasi. Aišku, tai galbūt ne visai teisingai. Gamintojai tie, kurie aptarnauja, prižiūrė šitos šilumos siurblius, kondicionierius, jie sakytų labai blogai, čia reikia, kad kuo daugiau vėdintųsi. Tai galima, kaip ir sakai Žygimantai, daryti dėžę, tam tikrą padaryti kažkokį tai meną iš šito, bet kad neuždaryti oro srautų ir kad jis galėtų ventiliuotis ir dirbti savo darbą normaliai. Yra žmonių, nesu kupolais susiję, bet aš girdėjau, kad kasa griovį, tenais įleidžia šitą šilumos siurblį, aišku, uždengia, čia palieka atvirą ir ten kažkur tai išsiveda, kad irgi būtų atvira. Vasara pliusas tame, kad po žemė yra vėsų, o jam reikia kaip tik vėsumos, nes jis tą vėsumą traukia į vidų, kad kondicionuotų ir būtų geriau. Žiemą pliusas tame, kad ten yra jau šilčiau negu lauke, ten yra +6, +7 laipsniai visada. Ir jam tos žemės šilumos daugiau jis pasiema ir perduoda ją į vidų šildymui. Ir gaunasi, kad išsikasęs griovį ir teisingai susimontavęs, aišku, reikia, kad neužlietų visą tai, jisai dirba dar efektyviau ir negadina viso to vaizdo. Dar yra variantų, jeigu yra šalia kažkur kiti pastatai, galima jį prie kito pastato pasidėti, pasidaryti komunikacijų trasą ir visą tai tada kupolas lieka švarus be tokių spogų. Okay. Tų techninių sprendimų labai daug. Čia kaip visada. Padariau, veikia gerai. ir tiek žinių. Nu va, galvoju, ką dar čia tokia pasakyti. Va tokie daugiausia krentantis iš esmės akcentai man yra šie. Pagrindiniai. Toliau visa kita yra kūryba, kaip kiemas, kaip tą integruoti, kaip tą integruoti. Jo. Tai va, o pagrindiniai akcentai, sakyčiau, šitie. Terasa, žinoma, turėtų būti 7 kartus didesnė, su turėkliukais, su sėdmaišiais, šlikinė. Na, čia yra pavyzdinis dalykas. Taip. Ja, bet iš esmės, tiesiog
kad atkreipti dėmesį, anam šito lygtais nebuvo, arba bent jau nepastebėjau kupolė tos terasos. Ten nėra. Jo, o čia jinai buvo, tai iš karto jau matosi perspektyva, kaip galėtų, gali įsivaizduoti perspektyvą, kaip atrodytų, jeigu čia jinai būtų, nežinau, 7 kvadratų ar kažkokia tais šiek tiek ar gerokai didesnė, tai jau kur gali tilpti galbūt 10-5 žmonės svečiai atvažiavę ir taip toliau. O jeigu dar žiūrint iš projekto perspektyvos, dalis klipų turės tvenkinį. Tai kupolas atsuktas, kupolai ten visa eilė, 3-5 kupolai atsukti į to tvenkinius ir turinti šitą terasėlę atsuktą į tą tvenkinį, tai turėtų pakankamai jaukią atmosferą tiek gyvenamai vietoj, tiek kur išeiti, būti, pasikepti mėsą ir būti gamtoje. Dar gan dažnai klausia, sako, o kaip jeigu daryti virš kupolo terasos stogelį, prie kupolo neprisirišę. Tai šitoje vietoje paprastai daroma. Kolona viena, čia ir čia. Karkasas susiriša ir gaunasi atskira sistema visiškai nuo kupolo. Tas dalykas, kad prie kupolo negalima rištis, tai irgi nelabai tiesa, galima rištis, tik tai reikia tą daryti ant tiek teisingai, kad jeigu mes kažkur tai prisirišom, tai turi būti užgermėtinta, kad nepratekėtų.